Sveiki bičiuliai, šiandieną mes keliaujame į Westtown Motor Show renginį Klaipėdoje pas Karolį į svečius. Bet prieš tai užsukome pas Arūną į dirbtuves, parodyti jums užslėptų undergroundinių unikalių projektų, kurie yra atkeliavę pas jį iš Amerikos. Vienas iš čia esančių automobilių yra puikus pavyzdys. Tai yra Chevrolet Impala 1965 metų amerikietiško klasikinio grožio etalonas. Bet mes šiandieną keliausime į renginį su Hot Rod automobiliu, tai yra Ford Model A, 1928 metų automobilis. Šiai kultūrai mes jaučiam didelės simpatijas dėl to, kad tai yra išskirtiniai, charizmatiški ir labai reti automobiliai. Šį automobilį jūs pamatysite renginyje ir daugelį kitų, kurie jau mūsų laukia Klaipėdoje. Noriu pakalbinti Karolį, pagrindinį renginio organizatorių. Sveikinu tave. Ačiū labai. 5 metai iš eilės Klaipėdoje organizuoja renginį. Ką tau tai reiškia? Renginys turbūt kaip ir daugumai kitų automanų, tai kaip sakoma, kaip ir tokia kaip duoklė savo miestui. Kadangi pats esu klaipėdietis ir myliu savo miestą, nebandau iš to, kaip sakoma, pasipelnyti ir kažką padaryti, tiesiog man patinka tai organizuoti ir suteikti pramogą kitiem, kad žmonės, kurie atvyksta pas mane, tuo pačiu ir atsipalaiduotų ir džiaugtųsi ir pasidalintų savo mintimis bei savo projektus. Tai šis mano projektas Westtown Motor Show yra gal turbūt labai išskirtinis, todėl jog pritraukiame kiekvienais metais vis daugiau žmonių. Tai tikimės kaip ir miesto pagalbos kitų metų renginiui. Norime, kad renginys plėstųsi, augtų, būtų vis stipresnis, bet be jūsų jis nebus toks. Aš dar noriu ir pakalbinti šio renginio dalyvės, tai yra Gustė ir Santa. Merginos, kaip jūs jaučiatės? Jaučiamės puikiai, labai patiko renginys, atvažiavom iš Vilniaus su savo kompanija ir labai nustebino, kadangi tokio renginio senai nematėm, kad būtų tokių gerų mašinų, tokių rungčių, gyvos muzikos, tiesiog wow, tikrai dalyvausim dar ir dar. Labai smagu, kad dabar daugėja panelių, kurios dalyvauja, gauna visokių rungčių, su Gustė mes irgi nugalėtojos šiais metais pagaliau tapom, tai labai džiaugiamės, kad su Mustangais, merginos ir parodėm klasę. Aš manau, iš tiesų jau galima vadinti Westtown Motor Show pagrindiniu šio miesto akcentų ir renginiu, kuris subūrė ne tik jaunimą, bet jau ir pažengusius automobilių kultūros mylėtojus. Kokia šio renginio vizija ir ką tu norėtum padaryti ateityje tokio, ko galbūt nepavyko padaryti šiais metais? Vizija tai iš tikrųjų kiekvienais metais yra skirtinga, kiekvienais metais jie vis plečiasi, mintis tobulėja ir, kaip sakoma, bandom mintis realizuoti vis tobuliau. Tai vizija plėsis, pritraukti kuo daugiau svečių. Man malonu matyti žmonės, kurie atvažiuoja, linksmai leidžia laiką
džiaugiasi, kad yra renginyje, dalinasi savo mintimis, projektais ir taipogi pramogauja. Prašau, papasakokit man, ką jums reiškia būti automobilių kultūros visos šios bendrijos dalis. Šiaip pati kompanija, ta automobilių visuomenė, sakykim, taip labai draugiška. Visi labai faini, priema visus, kaip viena šeima tokia didelė ir susirandi naujų pažinčių, draugų. Taip, sakykim, taip tobulėjai, sužinai kažkiek apie savo mašiną, gal apie kitas mašinas ir atsiranda toks savotiškas pomėgis. O aš jau renginiuosi apie 10 metų, bet tik dabar nusipirkau Mustangą gražuolį. Per mašinas radau savo meilę, radau geriausią draugę ir pačius geriausius draugus. Tai Viena šeima. Viena šeima, jo. Norėtume nusikelti į miesto centrą, tai padaryti miesto centre, miesto širdyje, bet mums tam, kad tai padaryti, reikia miesto pagalbos, reikia miesto žmonių, miesto valdybos narių pagalbos, mums reikia kuo didesnės bendruomenės, kuri atsižvelgtų į tai, kad tai vyksta Klaipėdos mieste ir aukština Klaipėdos miesto vardą. Tai tikimės, kad ši žinia, kai ši informacija pasieks daugumą mūsų rėmėjų, partnerių, būsimųjų rėmėjų, įmonių ar atstovų, ir tikimės, kad ta tokia mano asmeninė duoklė miestui pataps ir jūsų asmeninis toks požiūris į tai teigiamas. Tai aš teisingai supratau, kad dalyvavimas renginiuose ne tik leidžia parodyti savo turimus automobilius, bet ir atrasti draugų, galbūt net ir antrą pusę. Taip, ir bendraminčių, ir pačių geriausių draugų, su kuriais galima tikrai ir į renginį nuvažiuoti, ir linksmai leisti laiką. Ir žinai apie kitus renginius, ir pasidalinam informaciją. Ir aplamai mašinas čia yra vau. Mes tikros esam automanės, labai myli mašinas, ypatingai Mustangus. Mes iš 10. Sakykit, ateityje, kokie planai, ar dalyvausite renginiuose, ar jų daugiau bus jūsų kalendoriuje darbo, gal laisvalaikio? Faktas, visiškas faktas. Ta prasme, kuo daugiau, tuo geriau. Vis tiek ir tobulėjimas, ir savotiška atmosfera, ir pakeliauti galima. Papasakokit, tavo Mustangas atsirado. Mano čia 3 yra Mustangas. Tai irgi mėlyni buvo, mėlyna mano mylimiausia spalva, aš romantikė, man labai patinka, žodžiu, labai fainas šis projektas gavosi, kitais metais tikiuosi tokia pat bus tik GT. Tai vat, o renginių tai aišku, kad dalyvausim ir atvažiuosim tik su šiek tiek stipresnėm mašinom. Tai vat, padraguosim, burnautus darysim, žodžiu, dideli planai. Ačiū jums, merginos, mes nekantriai lauksime jūsų ateityje, tikiuosi, kad dar kartą mūsų keliai susitiks ir palinkėsiu visokeriopos jums sėkmės. Ačiū. 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 Ačiū, Karoli, kad pakvietei mus į savo renginį. Tau, Juliau, kad atvykai, tai buvo be galo svarbu man ir mano renginiui. Aš norėčiau palinkėti visiems, kad prisidėtų vis daugiau žmonių, galbūt įmonių prie tokių iniciatorių, kurie kelia Lietuvos automobilių renginių kultūrą ir suteikia mums galimybę džiaugtis ir būti čia. Todėl sekite West Town Motor Show ir lauksime jūsų ateinančiais metais. Iki!